sveiki iš naujos vietos prie Šešupės. Esame čia pirmą kartą, todėl bandysiu gal parodyti, ką aš darau naujoje vietoje, kad žūklė būtų sėkminga ar kuo sėkmingesnė, ką galima padaryti. Aišku, viskas prasideda nuo jaukų maišymų. Tai paimsim standartiškai Match Pro Team Blacko pakelis, brymas, sausą jauką išsijojame per 2 mm, 3 drėkinimai, 700 ml vandens, smulkus džiūvėsis ir sudrėkintą jauką taip pat persijojame per 2 mm. Vieta galbūt visiems žinoma, atrodo tikrai pasakiškai, tad einu maišytis jaukų, ruošiamės darbo vietą ir susitinkam prie kranto. Taigi, dugno skanavimas. Nauja vieta. Aišku, reikalingas bus švinukas, bet nebūtinai. Galima ir su jaukyklėle tą patį padaryti. Čia pats paprasčiausias būdas ir ypatingai aš jį dažnai naudoju iš tikrųjų Šešupėje, nors turiu ir dyperį ar kažkur, kur nedideli atstumai, nes galima greit viską padaryti. Galbūt pagelbės tai ir jums, o gal kas nors taip ir darote. Galit parašyti netgi komentaruose. Taigi, metimas į kitą pusę. Suskaičiuojat, per kiek laiko nusileido. Aš suskaičiavau iki 6. tą patį pakartojam. Matysis, gal kaip pat atsimeta viršūnį, tas vat mum reikalinga. 8. Klipsuoja tą vietą. Op. Susukat, tarkim, 3-4 kartus. Ir dar kartą klipsuojat. Gaunasi 2 klipsai. Bet nuo to skaičiaus 8. Čia kažkur arčiau dabar mesiu, maks porą metrų. Metimas artimesnis. Klipsas. 10. Reiškiasi gilėjam. Tada klipsą nuimam 2. Vėl pasukam, tarkim, 3 kartus, gerai 4. Ir vėl klipsuojam. Tai yra atstumas mums artėja ir mes į save žiūrime čia tiesiog gylį, daugiau nieko kito. Buvo pirmu 8, dabar 10. Ir va pirmas kibimas. 10. Žiūrim, kas bus toliau. 13. Reiškiasi, iš duobės krašto einame gilyn. Vėl klipsą nuimam. 3 kartus apsukam ir vėl klipsuojam. 13 buvo, taip. Ir vėl metame. Ir tikslas surasti, kada prasidės skaičiaus mažėjimas. Tada reiškiasi, kad jau iš duobės išeidinėjam šlaitu į viršų. Nu 15. Vėl klipsą nuimame. 1, 2, 3 ritės apsukimai. Kiekvien šiaip galit pagal ritės parametrus pasižiūrėti, kiek ritė apsuka valų vienu kartu. Bet čia iš esmės nėra labai didelis dalykas, nes paskui atstumą atsimetame ant kuoliukų. Ir vėl metimas pasiartinus. 10. Viskas, prasideda seklėjimas. Dabar aš šitą klipsą 2 palieku. 3 kartus apsuku. Ir dedu 3 klipsą. Kad užtvirtinimui. Ir pažiūrim, ar iš vis bus skaičius mažesnis, tada reiškiasi visai sekliau.
tada paskutinį klipsą nuimam ir tas antras klipsas lieka jau, tarkim, žvejybinis. Tik tais prieš tai dar reikės jau pavilkti dugną iš tą švinėlį dugnu. 10. Nu tai va, to lygis dabar ateina. Tai šitą klipsą galima nuimti. Mes turime 2 klipsus. Tada faktiškai reiktų nueiti šitą atstumą atsimatuoti ant matavimų kuoliukų, kurių šiandien neturiu. Nuskendu, bet galima prasivelkam dugną. Dugnas čia problematiškai iš apačios į viršų iš tikrųjų, bet dugnas kietas matyti. Ir va toksai pakankamai, ne tai kad sunkiai, bet jaučiasi, kad lipame į šlaitą. Tik, kad čia iš tikrųjų reiktų tas dugno perdavimas, tai geriausiai yra su kietesne meškerė. Čia tai labai liaunas viderukas, tai jisai, matot, kiek išlinksta. Va. Tai pakankamai, ne tai kad sunku, bet viskas žymiai geriau jaučiasi, kada meškerė kieta. Kiti netgi naudoja tam specialiai kietas meškerės, kurias paskui naudoja ir papildomam jaukinimui. Kol viską pasiruošėme, pasitikrinome dugną, jau kaip pilnai išbrinko. Dabar reikia juos persijoti. Dar iš tikrųjų nepaminėjau, ką ir pats darau. Ir daug kas taip daro. Tokiu metu, kada šalta, tai galima įsipilti šilto vandenio iš namų, tiesiog termus atsivežti. Tada viskas vyksta žymiai paprasčiau, nes vanduo bus dar šaltesnis. Ir tada tas jaukas žymiai ilgiau viskas su juo vyksta. Kada drėkiname šalto vandeniu, tai kadangi aš mėgstu fiderį ir žiemą, tai šitas dalykas labai gelbsti. Aišku, jeigu nemaišyti jaukų namuose. Ir dabar prasijojus viską, tada įdėsime džiūvėsius. Nesijoju per 2 mm, nors džiūvėsiai ir smulkus, bet vis tiek paskui pakankamai nemažai įsimeta. Pirmas kibimukas, bet toks atbulais dantimis, iš 4-5 likę 2. Tai padarėm startinį jaukinimą, 4 jaukiklėles, be gyvų, be nieko, tiesiog jaukas. Ir buvo pirmas pabandymas jau su pavadėliu. Pavadėlis 70 cm, 01. Kabliukas A1 12 numerio, ant kablio pinkai. Po praeito kartų labai pinkas įtikėjau. Ir bandom, atsiliepė po minutės. Pirma žuvis. Tuoj pažiūrim, kasgi čia. Kojukė ir dar tokia, kaip sakoma, kepama. Nu, jau gerai. Kariaujam su šitom rupūžiokim, kaip iš patrankos. O taip aš jų nenoriu. Kiekvienu metimu. Tik nupurto viršūnę ir jau sėdi.
panašiai valandą žvejybos, nepilnai gal, ir turime problemų iš duobės aukšlės stulpu. Šiaip pradžioj šiek tiek patiko, bet dabar jau nebe. Tai pasitolinome į pačią srovę. Tai jau senai tai buvo, kad 28 gramai neša. Tai bandysime pasunkinti jaukyklėlę ir pažiūrėsime, kas srovė, nors srovė pagavau irgi 2 aukšles ir 1 kuoją. Bet dabar į duobę duosim pailsėti, nežinau, pusę valandos. Ir tada pažiūrėsime, kas ten. Srovėjai pačioj, taip nebado jonai visiškai. Bet kuoją pagavom, tai neblogas ženklas. Ir pažiūrėsime, kas bus toliau. Bet net keista, kad šešupėje šitaip neštų. Jau senai tai buvo, bet smagu. Tai va, tokie pakeitimai ir pažiūrėsim, kas bus. Po pakeitimų buvom grįžę patikrinti duobę, stabiliai aukšlė, iš po kojų aukšlė ant srovės, pailginau pavadį, kuoją, bet pakankamai reta. Dydis irgi nėra labai įspūdingas, bet visgi kuoja. Aukšlės retai papuola. Ir viskas ant pinkų, raudono oranžinių. Dabar ždėjau dzikus, pažiūrėsim gal, kas pasikeitė. Bet kol kas panašu, kad nelabai. Šiaip tai užvariau pinkų nemažai. Tai dabar 4 iš eilės. Bet srovėje. Tai gal ir nieko. Arba tik dabar atsigalvoju pasirodyti normaliai. Bet iš visa gyvybė vandenį pradingo, nematyti nei tų aukšlių nieko. Tik tais tiek, kad sunkina filmavimą lietus. Nes reiks saugot aparatūrą. Tai nežinau, ką mums čia dar pavyks parodyti. Bet galiu pažadėti, kad pasistengsim kažką. Nekuoja čia. O šitas net nežinau kas.
Ai, žiobris. Žiobriukas, mažas, kampuota nosim. Kažkas įdomesnio, bet turėtų būti kuoja. Arba žiobris gal, bet kibimas tai įspūdingas. Dar nematau. Šapalinskis. O. Kas čia atsitiko? Smagi žuvis. Ir graži. Iškart paleisim. Į lūpus kampuką. Ale, ir pikta. Nu kur. Yra toks posakis kenčiantiems dangus, nu tai va. Kažkas panašaus ir vyksta. Pabjuro oras. Tai tiek viskas gerai pasidarė. Aišku, čia ne dėl to, kad tašką sistemingai jaukinom ir taip toliau. Neina sakyti, bet smagu, kad suveikia pakeitimai ir kol kas tęsiam dar truputį žvejybą, nes žuvys džiugina. Dabar beliko tik karšį pagauti ir šapalas. Trečias iš eilės. Kojukes ant krūtinės imam jau kaip rimti profesionalai. Šapalas. Šeštas gal koks. Šapaliukai nežinau kelintas jau. 10 gal. Ne visi tokie buvo ir geresnių, bet užpuolė stipriai jie čia. Tu čia kur. Pakuojamės žaislus. Kaip ir atidirbom. Kirminą numarinom. Žuvų įvairovė didžiulė. Nu, karščio pritrūko. Bet nepykstu. Buvo gerai iš tikrųjų. Tai vat iš srovės visa žuvis susigaudė. Dabar čia kaip sukibo viskas gerai. Tai iš tikrųjų tos duobės ir nepabandžiau, bet nemanau, kad ten kažkas pasikeitė. Ir dabar dar aukšliavai ištraukiau vieną iš toliau. Tai susitvarkome žaisliukus. Ir dar noriu priminti, kad
Fizinėje Fishing Insight parduotuvėje vyksta loterija. Apsipirkus už 25 eurus yra galimybė laimėti Deeper 2+ Chirp sonarą. Tai kas dar nepasinaudojot šitą progą, būtinai sudalyvaukit. Taip pat surinkus 1000 prenumeratorių skelbsime ir čia konkursą. Dovanosime Preston Innovation rites. Tai šiandien žūklė buvo tokia. Prenumeruokit kanalą, spauskit laiką. Jeigu surinkam ant šito video 500 laikų, sekančiame video padovanojam dovaną. Ir nesakysiu ką. Iki pasimatymų.